O dabar aš papasakosiu, kodėl žmogus nenori kažko keisti savo gyvenime. Arba, pavyzdžiui, aš labai labai noriu, bet aš nieko nedarau, kad tą padaryti. Nes jeigu aš ilgiuosi taip, o ne kitaip, tai dažnai gaunu antrinę naudą kažkokią. Tai pavyzdžiui, gailestis, ane, dėmesys kitų, nes tas gailestis tai ir yra dėmesys, ane, aš gaunu kažkokį palaikymą iš kitų, ane, tokia kaip parama draugiška, ne, aš gaunu dar antrinę tokią naudą, kad man nereikia būti atsakingai už savo gyvenimą, nes aš galiu kaltinti kitus. Tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ane, jeigu aš dirbu nemėgstamą darbą, ne, Dieve, ten tiek daug dirbu, tiek visko, tai oi, tu visada tiek daug dirbi, tau nemoka, tavęs nevertina, ne? O tai tu pats save vertini, jeigu tu žinai, kad tu daug dirbi, bet negauni pakankamai pinigų. Tai dažnai mes patys savo meluojam, tai arba aš nedirbu taip gerai, ane, todėl aš ir neinu šnekėti apie didesnį darbų užmokestį, arba man tiesiog tinka ir tiesiog man patinka verkti, nes tada žmonės gailisi, oi, tu tiek daug dirbi, bet tavęs nevertina, ne, ir aš gaunu dėmesio. Tai vat, tai dažnai būna tos antrinės naudos ir jas reikia išsiaiškinti. Ir kai mes išsiaiškinsim apie antrinės naudas, tai tada tikrai yra daug lengviau dirbti, pakeisti. Ir pirmas dalykas, tai tikrai labai dažnai būna, kad tiesiog aš nenoriu prisimti atsakomybės už save, už savo gyvenimą, už savo aplinką, tiesiog už savo laimę, ne? Nes man yra daug lengviau kaltinti visus ir viską, nei ieškot, tai kodėl aš to nedarau, kodėl aš taip nemastau, kodėl, bet viskas, kas yra su manim, mano atsakomybė. Kodėl man taip nesiseka gyvenime, arba aš negyvenu gyvenimą tokio, kokio noriu savo, kaip sakoma, išsvajotą gyvenimą. Tai labai dažnai būna, kad tiesiog mes bijom tos atsakomybės. Tai vat, tai nebijokit, ieškokit antrinių naudų. Pačiam yra sunku, nes mūsų protas labai protingas ir tingus ir tikrai jisai pasistengs, kad jūs patys save apgaudinėtumėt, kodėl jūs, kokį jūs gaunat antrinę naudą, bet jisai jūs apgaudinės ir dažniausiai bešnekant su kitu, tai vat su specialistu, ne, tai galima išsiaiškinti ir taip, aišku, tai būna skaudu, tai būna liūdna, bet kitaip jūs nepakeisit nieko savo gyvenime. O jeigu norit keisti, tai eikit per tą tokį skausmą, bet žinot, tas skausmas yra trumpalaikis, o jūsų gyvenimas ilgalaikiai perspektyvoje jisai bus kitoks ir bus tikrai daug geresnis nei tas skausmas, kurį jūs patirsit beieškodami ir bekeisdami tos savo poelgius ir savo mąstyseną.